Taigi, kova už Lietuvos laisvę šiandieną vyksta ne tik Vilniuje, ne tik Australijoje, ne tik tai mūsų gimtuosiuose Šiauliuose, bet ir kiekvieno žmogaus širdį. Ir nuo to, kiek bus mūsų širdis tvirtos, priklausys, kaip mes gyvensime toliau rytoj. Ištikimybę Lietuvai, dvasios stiprybę ir vienybę geriausiai išreikšime švenčiausias giesmės Lietuvos himno žodžiais. Tegul šitie žodžiai ištarti ir lūpomis, ir širdimi būna mūsų priesaika nepalūžti, kad ir kokias negandas mums primestų atėjūnai. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, išlaikęs tavo sūnus, jos didvyrės tavo. Aš prisimenu mūsų pirmuosius laisvus susitikimus, laisvus mitingus, kada mes pabandėm dainuoti pirmą kartą, susirinkę visi viešai, laisvas dainas, mes labai tyliai dainavom, mes atsivesdavom chorus. Ir šiandien mums jų nebereikia, mes visi dainuojam laisvai. Taigi, einame į laisvę. Širdis mūsų Lietuva, širdis mūsų šiandien Vilnius. Ten beveik iš visos Lietuvos suvažiavę žmonės, tam, kad gint Lietuvos laisvę, Lietuvos nepriklausomybę, mūsų parlamentą. Ką tik tai nuo miesto savivaldybės palydėjome 2 autobusus, pirmus 2 autobusus savanorių iš Šiaulių. Mieli šiauliečiai, sunku kalbėti, kas gali būti šiandien, kas gali būti rytoj, tačiau mes visi tam turim būti pasiruošę. Leiskite man paskelbti 3 dokumentus, kuriuos turėtume mes priimti, jeigu jūs sutiksite. Vilnius, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininkui ponui Vytautui Landsbergiui. Šiaulių miesto gyventojai susirinkę į mitingą pasitiki Lietuvos Respublikos aukščiausiąją tarybą ir jos formuojamą vyriausybę. Remia jas, pritarė jų sprendimams. Dėkojame jums visiems už dvasios tvirtybę, ramybę ir ištvermę. Turite visi dirbti bendrai, net ir būdami skirtingi. Įpareigojame jausti didesnę atsakomybę už kiekvieną ištartą žodį. Jūs ir mus vertins istorija. Pasmerkėme ultimatyvę Gorbačiovo politiką, jaunuolių grobimą ir krūvinus karo veiksmus, pareikalavome nedelsiant nutraukti prievartą, išvesti kariuomenę, atlyginti nuostolius ir pradėti derybas. Šiauliečiai, matyt, ar prieš mus bus ne viena sunki diena. Laikykimės, būkime tvirti. Tik taip mes galime išlikti. Tik taip mes galime kovoti už Lietuvos nepriklausomybę. Dėkingi mes esame tiem šiauliečiam, kurie važiuoja į Šiaulius, kurie ten dalyvauja ginant mūsų svarbiausius objektus, aukščiausiąją tarybą. Ačiū jums visi šiauliečiai. Būkime tvirti ir Vilniuje, ir čia Šiauliuose. Mes šiandien visi žinome, kaip jie nori iš naujo mus surakinti vėl surūdyjusiomis grandinėmis, nesvarbu, kiek jos dar, bet vertų. Kabutėse demokratiškiausia pasaulyje konstitucija šiandien rodo savo iškrypusius, pajuodusius dantis, bet dar galinčius skaudžiai įkąsti. Mums kaip niekada šiandien reikalinga vienybės susiklausimas. Nukreipkime savo žvilgsnius šiandien nuo materialinių gėrybių ir pakelkime savo žvilgsnį savo motiną tėvynę,
kuri atsidūrė pavojuje. Šiauliečiai, labai malonu matyti jūs visus čia susirinkus. Aš manau, kad mes visi pasiryžę ginti Lietuvą. Ginti reikės savo krūtinę ir mūsų brangius gimtuosius Šiaulius. Dabar aš kaip buvęs kalinys noriu jums priminti himną, kaip sakant, seniau mūsų jaunuomenės dainuotą. Kai laisvės kovon mes išeinam, dėl tėviškės savo brangios nebūsime audrų nei vėjų, nei savo gyvybės aukos. Viską paaukosim tėvynei, jaunystė, dienas kaip gėles, kariai savanoriai jie gynė šauliai kaip ir mes. Ir žiaurėje kovą laimėsim, pranyks ir klaiki praeitis. Šiandieną dėl laisvės idėjos jau rengias kovoti visi. Ir vėl skambės dainos padangiai, naujoje, laisvoj Lietuvoj, prisiekime tėviškę brangę, apgint arba žūti kovoj. Simboliška tai, kad mes šiandien susirinkome čia Saulės mūšiui pažymėti aikštėje, šalia kapų, kuriuose guli kritę Lietuvos savanoriai už Lietuvos laisvę. Mes esame didvyrių žemėje. Todėl kviečiu visus pagiedoti kartu Maironio apdainuotą mūsų didvyrių žemės grožį ir išreikštąją meilę.